Atėjus rudeniui, daugiau norisi šilto maisto, kuris suteiktų šildantį efektą tavo organizmui ir būtų sotus. Išbandyk šį troškinį, kuris yra ne tik tai sotus, greitai paruošiamas, bet ir be galo skanus, primenantis vaikystę. Tau reikės tiesiog perlinės kruopas užmerkti karštame vandenyje ir palaikyti bent porą valandų. Tuomet pakepinti svogūną smulkiai supjaustytą ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, dėti vištienos krūtinėlę supjaustytą gabalėliais ir pakepinti, įdėjus druskos, pipirų, ciberžolės ir tuomet sudėti kruopas, taip pat šaldytų daržovių mišinį, kurį nereikia atšildyti, įdėti dar papildomai galima truputėlį druskos ir užpilti verdančio vandens, kad apsemtų visą mūsų troškinį. Ir tuomet ant pačios pabaigos likus 5-10 minučių įdėti sviesto ir įdėti makaronų. Ir tiesiog virti apie 30 minučių ir turėsite gardžius pietus arba vakarienę. Jeigu patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su savo draugais, įsisaugok šitą receptą ir parašyk komentare, tikrai išbandysiu. Daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT, sek ir būk pirmas, kuris sužinosi naujienas.